Nu ką, labas pirmadienio vakaras, sekanti savaitė. Atsistojom Šiauliuose pernakvoti, nes manęs nepriema šiandien įsikrauti. Akropolis Šiaulių Vieda. Rytoj įsikrovinėsim iš ryto. Rėkybos ežeras, Šiauliai. Išvažiuojam iš mes gražų vaizdelių. Įvažiuojam į Rūklų. Man čia patiko tokie senoviniai traukiniai yra. Ir sakė, dar gali būti, kad jie veikiantis. Nu, nusipirkau šitą. Pažiūrėsiu, ar čia jis padės kiek nors ar nepadės. Šio, važiuojam tolyn. Leisti važiuoti į šalį esą dėl saugumo priežasčių. Į šalį jis neįleistas jau atvykęs į Pietų Floridą. Tai reiškia, kad teisėjas turėjo galiojančią jungtinių Amerikos valstijų visą. Na ką, labas rytas, kolegos. Trečiadienis. Antras mėnuo. Ir gero, ir blogo. Kai visą laiką. Nieko čia naujo. Visą laiką gero negali būti. Užkymės kažko tai nesupranta. Vakar karšta buvo, šiandien šalta, diškė kažkokia, nesusireguliuoju. Nu, ne tiek esmė, važiuojam pasikrauti, porų sandėlių, susikomplektuojam krovinį ir važiuojam į pajūrį, Palanga Močiučių. Palanga Močiučių ir Klaipėda šiandien manęs laukia ir gal tikiuosi viskas. Tai va, praeitą savaitę labai ilga buvo, pavargau, sakiau, jau minėjau. Beveik kiekvieną dieną, 3 dienas po 14 plus valandų, vieną dieną virš 13 ir vieną dieną neatsimenu, bet irgi tenai kokių 12, tai tikrai. O blogiausiu atveju, geriausiu ar blogiausiu, nežinau kaip čia pasakyti, 11. Nežinau, reikia žiūrėti užrašus. Tai va, šiandien oras biškė apiniukės kol kas, bet ir gerai, vakar karšta buvo ganėtinai. Tai va, kas čia tokio? Nieko. Tai va, ką čia buvau čia šią savaitę Klaipėdoj Šiauliuose turėjau malonų šiauliečių pasveikinimą, kaip sakoma, užstatė mano fūrą. Gerai, ten užpakalį Lenkas fūristas stovėjo, tai irgi patraukė biškį atgal išvažiavau, taip kad maloniai buvau sutiktas, kaip sakyt, parodė vietą man savo. Tai va, tai čia toks gal tik tai vienas. Žmonės dar neatsibūdė, iš ryto atvažiavo pamiegoti. Ką, dirbam, žiūrim, ką turim šiandien, ką čia daugiau bepridursiu iš pačio ryto, žiūrėsim, kaip seksis kelionė. Žiūrėsim, kaip seksis darbai. Kol kas viskas neblogai, vakar buvau miegoj pirmą kartą. Biškį stresavau, nes nežinojau, kur įvažiavimas tiksliai, bet kaip tik vieną fūrą prieš mane važiavo, pamačiau, kad suka, ten sukau ir aš. Kažkaip kiek kartų buvau miegoj taip pats tiesiog kaip pirkėjas. Bet vakar reikėjo įsikrauti ir kažkaip tai nematęs tos, kaip sakyt, išorinės blogosius, ne, kaip čia tokios tamsiosius nematęs. Pamačiau, nieko ten baisaus, viskas gerai, bet buvo biškį toks stresavimas, kai reikėjo važiuoti. Vis laikai nežinai, kur važiuoti, nežinai, kaip įvažiuoti, yra tokio, kaip man, biškį streso man yra, sakysim, taip lengvai pasakęs. Gal čia man vienam, o gal čia ir kitiem taip yra, velnias jį žyna. Gerai, kol kas viskas, važiuojame į krautis. Dar kamščių nėra labai, dar, kiek čia 7:12. Važiuoju greičiau, mergiotė, greičiau, man reikės išlėkt. Tai va, dar kamščių nėra, bet to išsiraušti. Kamščių tokių, šiokių tokių lietuviškų, kaunietiškų. Bet nieko baisaus, ne Londonas. Ne Londonas, vis dėlto čia kamščiai tokie gana
gana po Londono juokingi. Ir gerai. Ilsiuosi biškį. Iš tikrųjų daug lengviau. Nu, kaip lengviau. Jo, iš tikrųjų daug lengviau važinėti, kai nereikia ten sėdėti. Kai 1 kilometrą važiuoji pusę valandos. Įdomi siena. Gyva siena. La strada è lunga ma non ho paura, con te vicino tutto si colora, le luci accese dentro agli occhi tuoi mi fanno credere ai miracoli. E quando il vento cambia direzione, tu sei la mia canzone. Che bello stare insieme a te, ridere senza un perché. Il mondo gira ma io sto con te e non mi importa dov'è. Che bello perdersi così Tra le tue mani e poi sentire che non serve niente di più. Se siamo io e te. Da-da-da-da. Da. Le notti parlano. Nu, biškį sustojom kavos, nes biškį traukia mane ant miego. Kas čia per vėjukai? Visai faina tokia vietelė. Tra mille sogni che si tengono per mano, ogni parola che mi dici tu è come musica che sale su. E quando tutto sembra complicato, Tu rendi tutto chiaro. che bello stare insieme a te, Ridere senza un perché. Il mondo gira ma io sto con te e non mi importa dov'è. Che bello perdersi così tra le tue mani e poi sentire che non serve niente di più. Se siamo io e te. Da-da-da-da. Da. E se domani cambierà, io resterò con questa felicità. Un attimo eterno tra noi due che non si spegnerà mai più. Che bello, mi sveglio e il sole entra già. Zero pensieri, oggi sento libertà. Strade rumorose ma io seguo il mio beat. Cuore che spinge, vado avanti, no retreat. Che bello, ogni attimo sa di vittoria. Rendo grande ogni passo della mia storia. Niente piani, solo istinto che mi guida. Tutto gira giusto, questa è la mia vita. Che bello stare insieme a te. Ridere senza un perché. Il mondo gira ma io sto con te e non mi importa dov'è. Che bello perdersi così tra le tue mani e poi sentire che non serve niente di
se siamo io e te. Tararara, ta, tararara, ta, tararara, ta. Labas rytas, kolegos. Ketvirtadienis, lietingas. Nu ką, važiuojam, išsikrovėm. Gerai, išsikrovėm. Važiuojam į Kazlų Rūdą. Nieko nėra. Nu ką, atsibundu šiandien, kaip ir žinojau šios dienos, iš vakar dienos maršrutą. Kaip ir žinojau iš vakar dienos maršrutą, atsibundu šiandien ryte, girdžiu programėlį kažkokie atnaujinimai. Šiandien turėjau važiuoti Kazlų Rūdą, Klaipėdą ir grįžti į Kauną. Atsibundu, išsikraunu, grįžtu į Kauną, pasikraunu, važiuoju į Klaipėdą, iš Klaipėdos į Kazlų Rūdą, tada vėl į Klaipėdą ir pabaiga 22, ten pusė 11, grubiai naktį. Nu, aš ir taip, skaičiuot, kad man gaunasi 15,5 valandų. Jūs galvojau, ką? Višai? Klinkt? Skambinu vadybai. Na, vadyba tipo, ale nieko nežinau. Ten kažkas kitas tau prikėlė kažko tai. Na, galvoju, gerai. Tai va, tai atnaujinam maršrutus, nebereiks 2 kartus į Klaipėdą važinėti šiandien iš Kauno ir Kazlų Rūdos. Nes aš kaip ir nelabai galiu tenai tiek valandų dirbti ir neturiu jokio noro visiškai tiek valandų dirbti. Čia kažkur turi būti apsisukimas. Jo, čionai va. Bet čia žiūrėk, galiu išvažiuoti ar negaliu išvažiuoti čionai. Galėčiau gal, kodėl aš negalėčiau išvažiuoti? Gal tai negalima sunkvežimiam? Mano navigacija rodo galima. Ką žinau. Tai va, vakar grįžau iš Palangos, norėjau biškį, galvojau pafilmuosiu biškį, kai važiuoju per Palangą, ten privažiavimas prie prekybcentrio ojojoj, biškį toks su iššūkiais, bet eilinį kartą Tomtomas man sugrybavo, karočią, kad aš turėjau pasijungti veizus ir dar visokį velnio. Nu, viena problema yra, matau, šitas dalykas, aišku, čia ne Tomtomo kaltė, čia mano nustatymuose, nes aš pastatęs 40 tonų, o kaip ir kai kuriuose Lietuvos miestuose, Palangoj, pavyzdžiui, pribojimai daug kur įvažiavimas 25 tonos, man aišku, navigacijai man nerodo privažiavimo taško praktiškai, nes niekur negaliu išvažiuoti tą Palangą su 40. Taip yra Utenoje, sakysim, sunkvežimio pribojimai, ten ir kitose miesteliuose yra sunkvežimio pribojimai. Nu, čia toks įdomus Lietuvos galbūt požiūris į tą dalyką, nu, bet nesvarbu. Tai jo, pasijungiau veizą, bendrom pastangom su veizu ir Tomtomu išvažiavau. Aš tos Palangos nežinau, nebuvęs Palangoje jau nežinau kiek tūkstančių metų. Ten gana paprastas privažiavimas, bet, nu, vienu žodžiu. Nugrybavau eilinį kartą, teko pagrybauti. Tai va, jo, bet įvažiavimas į prekybcentrį, išvažiavimas dar baisiau. Toks va Palangos vakar nuotykis. Vietoj Palangos nuvažiavau į Šventąją, ten apsisukau ir grįžau. Tai va, tai jo, vakar su Klaipėda, su Palanga biškį pagrybavau, bet nieko, paskui išvažiavau normaliai, jo, iš keliukai tai tokie kažkaip tai labai jau tenai nepaslėpti, nu, siauras susikimas, o paskui atbulą išvažiuoti per žmonių parkavimo aikštelės, o parkavimas aikštelėse lietuviškas, tai yra tragiškas, sakysim, žiauru, kaip parkuojasi, ten net aikštelį nupaišyta tos geltoni rombai tokie, visiems vienodai šviečia, ypatingai kokiom prabangesnėm mašinom, kaip BMW ten 6 stovėjo, kuriam matyti negalioja tenai jokios taisyklės, kitas mašinas numestas vidury kiemo. Jo, tiesiog, šiaip vieną mašiną labiausiai trukdė,
Net išėjo ten gyventojas vienas, sako, aš floristas irgi buvęs visą gyvenimą. Sako, padėsiu, sako, praeitas vairuotojas irgi tenai vargo, išvažinėdamas atbulų. Išvažinėja atbulų iki gatvės net, aš ten aikštelį dar mėginau apsisukau. Tai va, toks Palangos nuotykis, jūros taip ir nepamačiau, nepasimaudžiau, nepasideginau, kaip atvažiavau baltas, taip ir išvažiavau baltas. Taip, o šiandien turbūt lietus mane praus visą dieną, nes sinoptikai pranešė labai gerą, lietingą orą. Minam į Kazlus krautis. Susimatysime kažkur vėliau. Iki sekančio kadro. Nuostabu.